Agnė Jagelavičiūtė. Ar tikrai tokia šėtoniškai nevaldoma, kaip kad galima pagalvoti iš skandalingų antraščių? Vis tiek anksčiau vėliau mane sudegins ant laužo už tai, kad kūdikėlis man nešventas. Pirmas toks Agnės interviu. Apie viską, net ir tai, ką mielai norėtųsi nutilėti. Labai dažnai būna apie tą parašymą. Iš ko jį gyvena? Nu, iš Oskaro, gal ta prasme galėtų būti taip, aš nežinau. Pirmą kartą atvirai apie pinigus, mirusį tėtį ir žinoma, aistringus meilės romanus. Skyrybos su pirmuoju vyru, skyrybos su Oskaru Koršunovu. Ar nemanai, kad Visi mane palieka? Tad ar tikrai viena gražiausių ir geidžiamiausių šalies moterų vis dar vieniša? ar planuoji dar kartą ištekėti? O šiurpas, pažiūrėk. Norėčiau. Sveiki. Ji viena ryškiausių ir bene labiausiai fotografų medžiojamų garsenybių Lietuvoje. Jos veidas puošia ne vieną žurnalo viršelį, kiekvienas gyvenimo įvykis sulaukia milžiniško žmonių susidomėjimo, o straipsniai apie ją sulaukia ne visada malonių komentarų. Agnė Jagelavičiūtė, moteris, kurios nereikia pristatinėti jau bene kokį 10 metį. Tačiau ar tikrai pažįstate tikrąją Agnę? Dar niekada nebuvau tokia atvira, prisipažįsta moteris ir patikina, kad šiandien nutilėjimų nebus. Tad pirmą kartą atvirai apie šeimą ištikusią tragediją, skyrybos su pirmuoju vyru, šlovės kaina, na ir žinoma, apie skandalingą romaną su režisieriumi Oskaru Koršunovu. Jau beveik 10 metį ji viena ryškiausių žvaigždžių pramogų pasaulyje. Ir visiškai nesvarbu, ar į televizijos laidų vedėja, ar paprasta dailės akademijos studentė, kategoriškai nedalijanti jokių interviu. Jos nuotraukos vis tiek nedingsta iš glamūrinių žurnalų puslapių, o naujienų portalai seka kiekvieną jos žingsnį. Po menkiausių straipsnių apie Agnę šimtai komentarų. Tiesa, dažnai kandžių ir net įžeidžiančių, bet kokio atveju abejingų jai nėra. Ji dirba stiliste, veda televizijos laidą, kuria kostiumus teatrui ir kinui ir net pristatė savo vardo drabužių kolekciją. Tad kasgi ta Agnė Jagelavičiūtė? Iš ko ji gyvena, kodėl niekada nepasakoja apie savo tėtį ir ar iš tiesų romanas su Oskaru Koršunovu baigtas? Agnė Jagelavičiūtė šiandien atvira kaip niekad. Tu nuolat esi pristatoma kaip skandalinga įžymybė. Ir tu kartą esi pasakęs, kad tu nesupranti, kodėl, nes tu nedalyvavai nei vienam skandale. Ar tikrai? Nu, todėl, kad pas mus skandalas yra, Agnė parodė špygą, aš prisimenu, buvo žiaurus skandalas, viršelis buvo, nes aš kažkokiam vakarėlį parodžiau gedų špygą ir nufotografavo manęs tą špygą, aš galiu parodyti dabar tau ją, nes visą gyvenimą negaliu suprasti, kas čia yra blogo. Nu, bet tarkim, gal tai visuotinai pripažintas kažkoks negeras gestas. Tai va, čia, prašau, skandalas. Na, bet tarkim... Toliau, Agnė skiriasi, skandalas. O Agnė Brazilijos oro uoste? Mano baltas kelnaitės nufotografavo, skandalas. Brazilijos oro uoste. Nu, čia gal panašiau būtų į skandalą, nes žmogų deportavo, ten kaip visą laiką labai daug legendų, kad aš buvau girta, ten visokie anokie. Nu, nebuvau aš girta, bet jau tingiu aš apie tai išnekėti. Būčiau buvus girta, būčiau kitką veikus, supranti? O buvo, stovėjom 3 valandas, nebuvo jokios policijos, atsiguliau pagulėti. Jeigu kas nors negulėtų oro uostuose, tai nežinau, aš guliu visada ir ketinu gulėti toliau. 4 metus spjovė į šou biznį, išėjai į studijas ir dar bum vėl grįžai. Kodėl? Jau atrodo, kai tu tapai tokia, pavadinkim, dvasinga, į meną labiau orientuota persona, ar ne? Ir staiga tu vėl kardinaliai keiti įvaizdį. Pirmiausia, taip, žinai, čia yra labai paprastas dalykas. Aš patėjau todėl, kad aš norėjau. Ir nėra čia ką, ieškoti kažkokių kitokių, nežinau, atsakymų. Iš esmės, gali tai grubiai nuskambėti, bet aš gyvenime darau, ką noriu. Ir čia yra kiekvienas žmogus pasirinkimas, kiek jo gyvenimą turi įtakoti tai, ką kiti pasakys. Sartras sakė, kad pragaras yra kiti. Supranti, tai va čia yra ta savoka, kad kiti. Tai va kiti galvoja, kodėl aš sugrįžau, žinai, į televiziją. Man patinka pinigai, kurie tenais uždirbami, man tai nebetrukdo mano kitom veiklom ir aš savo rodžiau, ką man reikėjo įrodyti, o jeigu kažkam nepatinka, tai jie gali visada perjungti kanalą, o iš kitos pusės žmonės, kurie manęs negalėjo pakęsti anksčiau, jie nepakentė manęs ir tada, kai manęs nebuvo televizijoje, jie nepakęs manęs toliau. Iš ties, ko gero, niekas nedrįstų ginčytis dėl Agnės atvirumo ir gebėjimo aštriai atsikirsti. Tačiau kokia ji iš tiesų? Nepavargsti nuo
tiek visko daug, kad tavęs visur tiek daug yra? Aš nežinau, aš tikriausiai kažkiek tai pavargstu. Tikrai labai daug veiklos šiuo metu darau, bet nežinau, man yra kažkoks toks dalykas, kuo daugiau darai, tuo daugiau suspėji. Ir nežinau, tiesiog labai daug apie tai negalvoji, dirbi, darai savo projektus. Ir nesistengi kažkur būti specialiai, nežinau, ar kad tavęs būtų daugiau, ar kad tų projektų tiesiog, nežinau, darbas gena darbą ir tai gerai. Nes komentatoriai dar iš karto pasakytų, kad kodėl jį visur lenda. Tai kodėl jį visur lenda? Tai supranti, kaip yra. Komentatoriai apskritai daug ką gali pasakyti, bet pas mus kažkodėl yra toks naudojamas žodis lenda. Jeigu žmogus dirba, daro tai, kas jam yra, jisai mano yra naudinga, jeigu jam tai apsimoka, tai jisai nelenda, jisai dirba. Tai jeigu kas nors tingi dirbti, tai čia jau jų yra reikalai. Arba yra nevykėliai kokie nors, tarkim. Na, bet kartais Agnė ir pati pagalanda liežuvį ir kerta iš peties. Štai visai neseniai jį viešai sukritikavo nuogybėmis pagarsėjusio Olele klano mergaitė, dainininkė prisistatančią Indrę Burlinskaitę. Ir nors pati ne kartą žurnalų viršeliams pozavo visiškai nuoga, Agnė neslėpia, ją iš proto varo kvailos moterys. Esi ne kartą kritikavusi Olele mergaitės, na, galbūt ne Olele mergaitės, bet to Olele gyvenimo būdo propaguotojas, ar ne, kad jos apsinuogina, jos tuščios ir taip toliau, ar ne? Bet tu pati juk lygiai taip pat nekartą esi fotografavusi su visiškai nuoga žurnalo viršeliam, puslapiam, ar ne? Dėl nuogumo niekada niekam nieko nesakau. Labai gražu, man gražu nuogos moteris, net labai. Iš esmės, tos fotosesijos, kuriuose aš dalyvauju, rengiuosi, nusirengiu nuoga, tai čia yra toksai pritemptas dalykėlis tuo nuogumu, nes to nuogumo kaip visada būna koja, petis, kelis ir kaip tos kelias? Kelias. Koja, petis, kelias ir tarp eilučių kažkur žinojimas, kad tai yra nuogas modelis. Aš kritikuoju ne nuogybės, aš kritikuoju buką požiūrį, sakykim taip. Aš kritikuoju vertybės, kurios prasideda Louis Vuitton tašėm ir baigėsi Yorkshire terjerų. Aš kritikuoju klonų armiją, tas merginas, kurios viskas yra vienoda ten ir taip toliau ir lygiai tas pats pas jos galvose. O esminis dalykas, ką aš dabar sukritikavau, tai viena mergina kažkodėl labai susireikšminu ir pagalvoju, kad aš apie ją kažkaip tai šneku, Burlinskaitė, man atrodo, kažkokia pavardė. Ir aš pasipiktinau to, kad dabar šiuo metu yra labai pompuojama apie tai, kad kaip negauti širdies smūgio pamačius celiulitą. Aš sakau, paskaityk knygą ir nebus širdies smūgio, supranti. Tai man tiesiog baisu, aš čia kritikuoju todėl, kad jos iškreipia požiūrį į moterį. Kažkada esi pasakęs, kad tavo paslaptis žino visas miestas. Tu tokia atlapa širdį, tu taip nesaugai paslapčių? Aš iš prigimties ir iš savo charakterio ir iš savo išauklėjimo esu visiškai atviras žmogus. Man tai buvo teigiama, kad tai yra labai vertybė. Visada tai buvo teigiama, kad tai vertybė ir aš taip užaugau. Bet nenusivylai nuo to? Dėl to aš naiviai pasitikėdama visų pasauliu, dalinausi tuo, ką galvoju, kaip gyvenu ir visą kitą ir nelaikau, ko tai blogai. Tik tai dabar niekas nieko nežino. Nesigaili niekad to, kad tu esi ant tiek kaip atviras labas, kad tu esi jau labai viešas žmogus? Bet čia yra tas pats kaip gailėtis... Bet tikrai nebuvo nei kartą, galvoju, velnia man reikėjo. Ne, žinoma, kad buvo tūkstančius kartų. Kiekvieną kartą, kai kas nors yra negerai, bet ir tai nėra su bet kokiu kitu darbu. Man atrodo, kad bet kuriam kitam darbė, tu anksčiau ir vėliau vis tiek kartais pagalvoji, nu kokia aš nesąmonė, kaip būtų gyvenime fainai kažko kitu būti. Ta viešuma, aš niekada neėjau į viešumą dėl viešumos. Tai yra šaltinis poveikis mano darbo ir viskas. Tas darbas yra labai aiškus ir labai apibrėžtas. Labai mažai žinoma apie tavo šeimą, tu niekada apie ją nekalbi. Kokia tavo šeima? Apie mano šeimą, apie mano mamą tai labai daug žinau. Kaip suprantu, tai mano mama yra mano šeima ir čia yra visas atsakymas. Nieko čia irgi neprigalvos. Nedidelė tokia šeima. Agnę elito vakarėliuose dažnai galima išvysti su mama.
Tačiau kodėl moteris vengia kalbėti apie savo tėtį? Man iki šiol skaudu jį prisiminti, neslepia Agnė. Tėčių jį neteko būdama vos 13, tuomet 35 sulaukusi vyrą pasiglemžė liga. O tada sugriuvo ne tik iki tol prabangus ir aprūpintas Agnės gyvenimas, bet viskuo teko išmokti pasirūpinti pačioms, jai ir mamai Nijolei. Tada gyvenimas prasidėjo lyg iš naujo. Taip, tai iš tikrųjų nutiko po tėčio mirties, mes su mama labai surtėjom. Ne, mano tėvai, reikia pasakyti, apskritai, mane augino, tai labai, kaip čia pasakyti, mes buvom labai artima šeima. Man tikrai labai skiria daug dėmesio, gal dėl to aš tai tokia išpaikinta ir išaugau. Mane visą laiką laikė per pilnaverčių šeimos narių, aš dalyvaudavau vakarinėse susitikimuose, taip sakant. Pas mus buvo privaloma šeimoje valgyti vieną kartą per dieną būtinai kartu prie stalo padengto. Bet su tėčiu aš buvau artimesnė. Vis dėlto, mama tuo metu dirbo, mama turbūt buvo jauniausia Lietuvoje kultūros namų tokių didelių direktorė. Ir jinai, aišku, dirbo juodai, o tėtis mano šiaip buvo supermenas, iš tikrųjų, jisai iš principo baigdavo darbą 5, kad būti su manim. Ji visada pasitempusi, visada puikiai atrodo ir pastoviai karaliauja stilingiausių ir geriausiai besirengiančių moterų topų viršūnėje. Kiekvienas Agnės pasirodymas ant raudonojo kilimo sulaukė milžiniško dėmesio, susižavėjimo, o kartais ir pavydo kupinų žvilgsnių. Atrodo, kad jos spinta nesuvokiamo dydžio, o prabangių apdarų galėtų pavydėti ne viena Holivudo žvaigždė. Būti Agnė Jagelavičiūtė yra brangu? Brangu nervų klausimų. Čia juokauju, iš tikrųjų. Jeigu klausite, ar mano mėnesio išlaidos yra siaubingos, tai ne, jos nėra siaubingos, jos yra mano atlyginimo ribose. Aš nešvaistau pinigų, nemanau, kad tai yra kažkas labai smagaus, aš neinu apsipirkti, kai man bloga. Agnė Jagelavičiūtė nėra šopoholikė? Aš nekenčiu apsipirkinėti ir tai man yra vienas iš nemėgiamiausių dalykų gyvenime. Aš į parduotuvę niekada neinu pasižiūrėti, gal yra ko nors faino, aš konkrečiai to, ko man reikia. Vis dėlto tu žinomas žmogus, ar ne? Ir tu staiga meti televizijas, meti visą šou biznį ir nukeliauji į Dailės akademiją. Toks žmogus nuo viršelio, tarp paprastų studentų. Kaip į tave dėstytojai žiūrėjo? Nežiūrėjo, kaip pas mus atėjo žvaigždė, ką jin čia pas mus parodys? Kai aš jau tenais, aš truputėlį rimtai bijojau šitokio požiūrio kažkokio, bet aš turiu padėkoti tiems dėstytojams, jie niekada man neparodė, kad aš esu kažkokia kitokia ir finale, jau studijų pabaigoje man pradėjo tai netgi labai padėti. Tu jau turi vieną diplomą, kam tau reikėjo studijų Dailės akademijoje? Nežinau, kažkuria prasme tai buvo intuityvūs dalykai, kad reikėjo, tai tikriausiai nereikėjo, bet... Bet nuėjai? Iš kitos pusės supranti, žmogus tobulėja lygiai tiek atrodo, kad jam pačiam reikia. Pas mus labai dažnai taip pat visi mėgsta pasvarsyti, paklausti, visą laiką visi žino, kada tu turi daryti ką, kada tu turi baigti mokslus, arba jų iš vis nebaigti, o pagimdyti kūdikėlį, kas yra, aišku, be jokios abejonės pagrindinė moters paskirtis. Čia sakau kabutėse, todėl kad moteris, kurios taip sako, tai su mažiausiai siaubingai vertina moterį, nes moteris nėra tiesiog inkubatorius vaikam gimdyti. Taip pat yra saviraiškos reikalingas žmogus trokštantis tobulėti ir, nežinau, studijos man buvo reikalingos tam, kad aš jaučiuosi tvirtai pati. Aš noriu būti intelektualus žmogus ir viskas. Labai dažnai būna apie tą parašymą, iš ko jį gyvena. Ką tu gali tiem komentatoriam atdrėbti, va tiesiai šviesiai? Ne, jie rašydavo tai anksčiau, kada aš gyvenau su Oskaru ir čia toks kvailas labai klausimas, nes iš Oskaro gal ta prasme galėtų būti taip, aš nežinau, nes kai moteris gyvena su vyru, tai visai realu, kad gali iš jo gauti pinigų. Ir tai nei gėda, nei ką. O dabar, dėkui Dievui, mano darbai neša pinigus ir nemažus. Turiu omeny, jie nėra jokių būdų dideli, bet... Bet žiūrint, į tave juk nepasakysi, kad Agnė Jagelavičiūtė skursta, tikrai ne? Ne, neskurstu, aš gyvenu proto ribose ir, kaip jau šnekėjau, man pinigų leidimas tai nėra pramoga ir aš gyvenu kaip ir visi lietuviai nuo atlyginimo iki atlyginimo.
Jei jau paminėjome Oskarą Koršunovą, Agnės romanas su vienu garsiausių šalies režisierių net 4 metus buvo viena labiausiai bulvarinės spaudos narstomų temų, tačiau moteris niekada apie jį nekalbėjo iki šiol. Apie tavo santykius su Oskaru Koršunovu sklando daugybė legendų. Kokie jūsų santykiai dabar? Puikus. Dabar kaip niekada geri ir dirbame prie naujų projektų. Mokomės būti draugais, kur turbūt porą metų buvo sunku sveikintis. O ar nėra taip, kad žinomai moteriai, net ryškiai moteriai, yra sunkiau susirasti tą gyvenimo partnerį, tą vyrą, negu paprastai mergaitai, tiesiog kurios niekas nežino? Nežinau, man kažkodėl tai atrodo... Tau tai niekada neatrodo, kad tai kenkia? Nežinau, man tai atrodo, čia tai būtų toksai panašu į susireikšminimą arba į tokio, nežinau, tai yra įsigalvojimas, iš esmės, kad bijo vyrai prieiti tenais, kaip dažnai labai mėgsta žinomos moteris pasakoti. Tai manai, kad yra bijo vyrai prieiti. Čia susireikšminimas, kuriamas žmonėms šiais laikais labai sunku sukurti santykius. Kaip žinomos moters statusas mano niekaip netrukdo santykiams, trukdo mano aplinka. Sakykim taip, mano darbas įtakoja mano aplinką, o mano aplinkoje vyrai nelinkę įsipareigoti. Mat ir viskas. Jie pripažinti, sėkmingi ir jiem visada yra 5 mergos ant kaklo pasikabinusios. Tai kam čia reikia tada kažką stengtis, nes santykiai yra sunkus dalykas ir tu tai supranti, ta prasme, kad tam, kad kažką kurti, vis dėlto turi kurti 2 žmonės. Nes tu gali vienas dėti kiek nori tų pastangų ir nieko vis tiek neišeis. Skyrybos su pirmuoju vyru, skyrybos su Oskaru Koršunovu, ar nemanai, kad... Visi mane palieka? Nebūtinai tai. Ar nemanai, kad prie tų skyrybų prisidėjo ir tavo tų santykių viešumas, nes tiek tavo santuoka, tiek tavo santykiai su Oskaru, jie buvo labai Mano santykiai su Oskaru buvo kraštutinai uždari ir mes tik dabar apskritai šnekame. Bet apie tuos santykius rašė visa medija. Ne, tai jie rašo, ką nori, jie gali rašyti, kad Adamkus laiko 3 kiaulytės, tai ta prasme, čia yra, rašyti tai rašo, mes ėjome kaip normali šeima, mes niekada nesislaptėm, mes tiesiog nesifotkinom, mes tiesiog nesifotografavom ant žurnalų viršelių užsikloję raudona kaldra su senių šalčių kepurėlėmis. Ir nepasakojom, kaip mes gyvename kaip normali šeima ir ėjome į renginius, bet jokio viešumo apie tai, kas iš tikrųjų tarp mūsų buvo, tai niekas niekada nieko nežinojo, o kad kažką tais rašė, ten ar mes skiriamės ar taikėmės, tai dažnai tai nesutapdavo su tiesa, kartais sutapdavo, bet čia yra toks nekontroliuojamas dalykas. Dėl Vyto, tai mano vestuvės buvo viešos, santykiai taip pat nebuvo. Aš nesuprantu, kaip pasakoti apie savo šeimos santykius, nes nesmerkiu tų žmonių, kurie daro, man įdomu pasiskaityti, aš labai mėgstu tos straipsnius, aš pati visą laiką perku tos žurnalus gyvenimo būdo, bet aš nesuprantu, kaip man reikėtų pasakoti, o tada jis man padaro puodelį kavos, o tada mes apsivertėm ant kito šono, nežinau, man šitie dalykai yra nepasakojami ir aš jau turbūt niekada nebeišmokstu daryti. Aš galvoju, kad yra gyvenime tokie dalykai, kuriuos verta pranešti žmonėms, nes nors jie sako, kad jiems neįdomu, jiems yra įdomu ir jie gali sakyti, ką nori, bet jų apsilankymai interneto portaluose yra fiksuojami labai nesudėtingai, tai jie gali sakyti, kad nebuvo, bet jie buvo. Tai aš manau, kad yra tokie dalykai kaip kūdikio gimimas. Žinoma, kad turi parašyti ten eilutę, kad tie žmonės, tarkim, susilaukia kūdikio. Be abejonės turi pranešti apie vestuves. Ir turbūt yra visai galima duoti interviu per vestuves. Todėl, kad vestuvės, aš labai tiesą tikiu šituo dalyku. Vestuvės tai yra, kai sako, mes norime pasilikti savo vestuvės savo, labai paslaptingai. Aš galvoju, kad čia nereiškia, kad turi pasikviesti žurnalistų, bet vestuvės kaip pats faktas, jis yra tam ir skirtas, kad pranešti visiems,
kad šitą žmogų aš išsirinkau iš visų ir visiems laikams. Ir žinokite visi nuo šiolė, kad jisai mano, o aš jo. Vakarėliai spindesys ir begalės pagundų. Kartais atrodo, kad šeima pramogų pasaulyje sunkiai įmanoma. Tad gal ir Agnė Jagelavičiūtė paprasčiausiai nesukurta šeimai. Ar Agnė Jagelavičiūtė pagalvojat apie savo šeimą? Aš tokia pati kaip ir visi, lygiai taip pat noriu tų pačių dalykų. Nes tu neatrodai tokia labai šeiminiška. Nu, aš manau, kad aš esu šeiminiška. Kitas dalykas, aš nematau reikalo viešumoje seiliotis ir viskas. Ir niekada nematysiu. Ir mane erzina tai darantys žmonės. Ir aš manau, kad intimus dalykai yra intimus dalykai ir viskas. Savo silpnumo rodyti nematau reikalo. Būna ir blogai ir taip toliau. O šeimos noriu lygiai taip pat kaip ir visi. Tik tai... man dar neišėjo ir viskas. Ir taip, jeigu reikia kažkam, kad aš pripažinčiau pralaimėjusi, tai aš šiam momentui esu pralaimėjusi, sakykime, galbūt kažkada tais. Nes aš išsiskyrusi moteris ir rodosi, kad nieko nėra šalia manęs. Bet gal turbūt vis dėlto nereikėtų taip galvoti, kad jeigu žmonės kažko nežino, tai to nėra. Ar planuoji dar kartą ištekėti? O šiurpas, pažiūrėk. Norėčiau. Tad šiam kartui tiek, pasimatysime lygiai po savaitės tuo pat metu. Iki malonaus.